Sveiki, būsto anatomijos žiūrovai. Šiandien esame Vilniuje, susitinkame su Dina iš architektūros studijos Plazma. Ji mums aprodys savo naująjį projektą. Keliaujame į vidų. Labas, Dina. Sveikas. Susitinkame čia su tavimi Vilniuje. Dina, koks tai yra jūsų objektas? Tai yra mūsų dvibutis. Apie viso yra 370 kvadratų, tai vienas, sakykime, nepilnai 200 kvadratų. Jūs kaip architektai šiame projekte, ką jūs dar darėte? Aš žinau, kad tikrai gerbūvį rūpinotės, papasakok plačiau, kaip visas vyko įgyvendinimas ir koks buvo pagrindinis uždavinys jums čia kaip architektai. Visas kelias buvo išties labai įdomus, nes mes ne tik interjerą ir pačią architektūrą projektavome, pasikvietėm tikrai rimtų specialistų ir landšafto architektė kūrė mum aplinką, todėl čia viskas taip jauku ir kiemelis toksai mielas gavosi. Ir apšvietėjus, ir visą komandą susirinkom tikrai gerų specialistų, kad mums pagelbėtų ir surinktų į vieną tokį jaukumo jausmą. Iš tikrųjų, apie apšvietimą irgi norisi dar šiek tiek pasišnekėti. Tai yra Finklite įmonė, kuri rinkoje yra 24 metus ir jie, kiek žinau, pasirūpina visais tiek akcentiniais, tiek kitais apšvietimo sprendimais čia. Papasakok truputėlį būtent apie apšvietimą. Kiek skiriate laiko ir dėmesio būtent jam, nes be to mes to jaukumo vakare nesukursim. Taip, iš tikrųjų apšvietimui skiriam daug dėmesio visada. Šiame projekte panaudojame nematomą šviesą. Visose lubose sumontuoti labai mažiukai šviestuvėliai. Moltalučia, jų diametras nesiekia net centimetro, bet jie puikiai atlieka savo funkciją ir apšviečia bendrai patalpas. Visa kita yra akcentinis apšvietimas, ko mums reikia, tai svetainėje garsieji Vibija flamingai. Tikrai nuostabų šviestuviai. Tai vėlgi šaunuoliai Finklite 24 metai rinkoje ir jie patys dirba su išmaniaisiais namais, visuomeniniais pastatais, jie yra automatizavimo ekspertai. Tai jeigu mūsų žiūrovam reikia pagalbos, kaip įgyveninti savo projektą, kaip galima įsidiegti išmaniuosius namus, visą valdymą, tai tikrai galima drąsiai pabendrauti su įmonė Finklite ir tikrai, manau, visi ras savo rūpimus ir norimus. Dina, pabaigai, iš tikrųjų nuostabus objektas, aukščiai, medžiagos, sprendiniai, tikrai matosi skirta labai daug laiko. Tau pačiai kaip architektai, pradžiai, kokie buvo galbūt didžiausi sunkumai, su kuriais po to aišku susitvarkėt, ką atsimeni? Mane iš tiesų truputį išgąsdino, kai aš jau įėjau į statybų pabaigą pasižiūrėti iš tų erdvių, tas aukštis svetainės. Galvojau, kaip čia mums reikės taip gražiai integruoti visas tas zonas ir svetainės sėdimąją zoną, ir valgomąją zoną, ir virtuvę ir neprarasti to viso įspūdžio gražaus aukščio. Aš manau, kad mums pavyko finale. Iš tikrųjų, žinai, svarbiausia yra tai, kaip jautiesi tu ir kaip čia jaučiasi patys užsakovai. Ir iš jų šypsenų aš tikrai galiu drąsiai teikti, kad jūsų darbas čia yra nudirbtas geras, rezultatai yra geri. Tai Dina, aš tau iš tikrųjų tikrai palinkėsiu kuo didžiausio kūrybinio įkvėpimo, neblėstančio, dar sudėtingesnių projektų, dar daugiau baimių. Ir ačiū, kad skiriai laiko ir pasimatysim tikiuosi sekančiuose tavo projektuose. Ačiū tau. Ačiū tau labai.